Na ir dabar netrukus aikštelėje pamatysime dar vieną krepšininką, kuriam visiškai tas pats, koks yra rezultatas ir koks Olimpo pranašumas. Tai jaunasis statybos komandos gynėjas Tomas Purlys, kuris nedažnai gauna pažaisti statybos komandą ir kuris, aišku, bandys išnaudoti bet kurią galimybę, kad pabūti aikštelėje. Vienintelis, kuris statyboje tikrai nejau šito preso, pralaimėjimo preso, kurį komanda vis dėlto pergyvena ir nesugebėjo pergyventi, ta prasme, kad vis dėlto žaidimą tai labai kliūdė paskutinis minutės. Ir jubiliejinis baudos metimas, 20 taškų, 82-46. Ir štai Tomas Purlys su kamuoliu. Netaip lengva yra rasti atidengusius komandos draugus. Ir Timothy Brooksas. Koks dėjimas iš viršaus, tiesiog desertui Plungės publikai. Na ir štai dar kartą šis epizodas. Na, aš žinojau, kad Brooksas gali pašokti, bet kad šitiek pašokti. Taip, atlikta. O dabar prasižengia ką tik aikštelėje Darius Kurmis. Ir kamuolį vėl turi Tomas Purlys, Virginijus Sirvydis pereina, neskubėdamas pereiti trukus į varžovo aikštelės pusę. 90-46. Minutė 37 iki kėlinio pabaigos. Plus 92-46 ir lieka 1 minutė. Na štai Tomas Purlys. Ir atlieka rezultatyvų perdavimą Virginijui Sirvydžiui. 48, beveik dvigubai pirmauja dabar Olimpo krepšininkai. Ir tyčinė pražanga, nesportinė pražanga baudžiamas Tomas Purlys. O dabar lieka 4 sekundės ir paskutinis dabar jau statybos šansas. Meta Tomas Purlys, nepataiko, taigi baigėsi šios paskutinės ketvirtfinalio rungtynės. Jas rezultatu 95-48 laimi Olimpo krepšininkai. Meta Purlys. Ir atrodo, kad dar nesibaigia. Taip, Purlys dar mes baudos metimus. Taip, Purlys mes 2 baudos metimus. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Antrasis taiklus ir kadangi buvo mesta iš 3 taškų zonos, dar vienas bandymas jaunajam statybos komandos gynėjui. Ir jis taip pat netaiklus, taigi galutinis rungtynių rezultatas yra toks. 95-49 Olimpo.